pasipuošę, ką turėjom, tą apsirengėm. Realiai tai nepasiruošę, taip sakykim, kad jau naujiem metam einam išlydėti senosius, pasitikti naujosius, sako gyvatės metai, ne? Ką norėjai pasakyti? Kaip matot, vyksta pasiruošimas. Ada mus prie stalo. Sorry, sir. Štai mūsų stalas ir mūsų vietos, ne? Ir kaukė. Truputį mažoka. Paruoštas kokteilių stalas. Ir vienas, ir ten toliau kitas, ir trečias. Ką, mėlyjeji, už jūs, už jūsų sveikatą. Ir kas svarbiausia, už tai, kad gyvenkime draugiškai. Paragavom kokteilių, tai nealkoholiniai, ne? Ne. Jo, tai visai skaniai, geresnė. Išbandysim šitą stalą, paskui sekantiesim pabandysim. Visumoj patys egiptiečiai, tokių kaip naujų metų, pas juos tokios šventės kaip ir nėra. Bet jie stengiasi dėl turistų, dėl europiečių. Vienais metais, kada buvom Tabui, tai buvo tokioj palapiniai nauji metai, tai 3 viešbučių buvo suėjimas, o šiandieną tai tik tai vieno viešbučio, tik mūsų viešbučio. Tai gal ir geriau, nes atitinkamai iš karto mažiau žmonių. Tada gal kažką truputį kažkiek tai pabandysiu pafilmuoti, jeigu niekas neišmes manęs už tą filmavimą. Ir jeigu niekas nesupyks, kad aš ten su tą kamerą sklaidausi. Bet šiaip tai draugiškai visumoj. Thank you so much. Kažkas buvo minėję, kad nėra žmonių. Prašom. Žmonių pilna. Neįmanoma, žinokit, pafilmuoti daug žmonių. Labai. Tai pasiėmėm sušių. Saldapirskių skyrius. Ir saldapirskė. Saldapirskė. Nai, kiek daug ir kaip gražu. Không, em nghĩ là phải là có cái chị em biết đó. Vaisiai. Tik apšvietimas čia prastogas toks mėlynas, bet ką dabar. Pirmai pradžiai.
Tai va, gyvenkime draugiškai.